pradėkim nuo to, kad jeigu ne sportas, jeigu ne mano kūnas, nebūtų niekam įdomu, nei mano muzika. Kaip ir kalbėjom apie tipažą, nebūtų mano tipažo šito, dėl kurio vaidinčiau, tai nebūtų. Jeigu nebūčiau aš ten 14 metų nuėjęs į salę, 15 ten pradėjęs normaliau sportuoti, nebūtų nei šopo, papildų parduotuvės nebūtų nei Iron Beato, nebūtų muzikos, nebūtų aktorystės. Ką aš veičiu, aš nežinau. Sportas davė tokį, tu sunkiai dirbi, be žinių, susitraumuoji, nesigauna. Tai ir visam kitam, žinai, kūrybinėse veiklose, tu gali, aš kursiu muziką, bet nežinodamas, kokias knopkes spausti, tu nesukursi, žinai. Tu turi išsiaiškinti, kokias knopkes spausti. Taip ir versle, žinai, tu gali turėti patį geriausią produktą atsivežti, bet jeigu niekas nežino, kad pas tavį jisai yra, tai niekas nenupirks. Kačialka sutvarkė mano gyvenimą ir ištraukė iš